Biologinių nuotekų valymo įrenginio teisingas pasirinkimas turi labai didelę įtaką tinkamam sistemos funkcionavimui ir naudotojo gyvenimo kokybei. Renkantis tokį įrenginį reikia atkreipti dėmesį ne tik į kainas, bet ir į tai, kokius parametrus įrenginys atitinka. Renkantis valymo įrenginį nereikia padidinti pačio įrenginio tūrio, nes mes nebūsim pajėgus jo užmaitinti gerosiomis bakterijomis. Dažniausiai, jeigu esam 4 asmenys, tai gamintojas jums pasiūlys pagal jūsų asmenų skaičių atitinkamą valymo įrenginį, jeigu jūsų ten yra šiek tiek daugeliau ir bus vėl pritaikytas kitas valymo įrenginys. Biologinio valymo įrenginiai veikia biocheminės oksidacijos principų. Veikliojo dumblo mikroorganizmai aerobinėmis sąlygomis biochemiškai oksiduoja organinius teršalus iki vandens ir anglies dvideginio. Todėl priaugęs perteklinis veiklusis dumblas periodiškai turi būti pašalinamas, kaip tai kiekvienas įrenginio gamintojas numato savo instrukcijoje. Pirmasis žingsnis prieš pasirenkant nuotekų valymo sistemą – atlikti sklypo geologinius tyrimus. Gauti duomenys pakoreguos sistemos pasirinkimą, padės išvengti nešvarumų patekimo į gruntinius vandenis. Grunto tyrimą labai svarbu būtų galbūt netgi pasidaryti statybų pradžioje, nes būtų vienas iš tų momentų, kai prieš pamatų įrengimą lygiai taip pačiai ir valymo įrenginiam. Tai tada būtų jau aiškiau žinoti, kaip ir kokius įrenginius įmontuoti. Ir galbūt architektas jau galėtų numatyti, o jeigu ne, tada reikėtų teirautis pas gamintoją, kuris galėtų patarti, kaip šiuo atveju ar kitu atveju pasielgti. Svarbu išlaikyti ribas statant valymo įrenginį nuo kaimyno, nuo namo dabar ribos yra panaikintos ir taip pat labai svarbu atsižvelgti, kad būtų atstumas išlaikytas nuo pačio vandens gręžinio. Kokia valymo įrenginio kaina ir kiek kainuotų nuotekų valymo įrenginio montavimas? Dėl pirmo klausimo galima atsakyti iškart, tiksliai pasakius žmonių skaičių. Dėl antro jau reikėtų tikslesnių duomenų. Dažniausiai gruntai pasitaikantis molingi, priemolis, smėlis. Molingose vietose galima montuoti įvairiausio tipo valymo įrenginius. Jiem nereikia papildomų kažkokių tai medžiagų ar dar kažko, svarbiausia žinoti, kur bus išleidžiamas vanduo. Smėlėtose vietose būtų galbūt geriau, kadangi mes jau žinome, kad galbūt galim ir infiltruoti vandenį. Jeigu šlapios plaukiančios vietos, geriausia tada jau būtų turėti tam paruoštą valymo įrenginį, kuris turėtų būti net ir sustiprintas ir būtinas inkaravimas. Dažniausiai šlapiame grunte vanduo priverstiniu būdu būna išpumpuojamas į paviršių infiltracijai. Statant valymo įrenginį būtų gerai turėti žvyro, kuris palengvintų mūsų tiek vamzdyno klojimą, tiek pačio valymo pastatymą. Vėlgi pastačius valymo įrenginį labai svarbu pripilti vandens, bent virš įkrovų, tai būtume mes ramūs, kad įrenginys liks savo vietoje, nebus iškeltas nuo paviršinio ar gruntinio vandens. Valymo įrenginiai suprojektuoti taip, kad visiškai netrukdytų žmogaus gyvenimo ir nereikalautų papildomų investicijų, kurių dažnai norima išvengti. Valymo įrenginio priežiūra svarbiausia bent į mėnesį kartą atsidaryti dangtį, pasižiūrėti, ar jisai gerai veikia, ar gerai paduodamas yra deguonis, ar deguonis nekyla burbulų. Svarbiausia, ar žmonės ten nepila kažkokių tai rūgštinių ar cheminių dalykų, kurie užmuša visus mikroorganizmus ir nuo to pradeda neveikti įrenginys. O kasmetiniai jo priežiūra yra svarbiausia išvalyti, išsiurbti, išplauti ir vėl galima naudotis. Jeigu žiemos periodu mes nesinaudojame, valymo įrenginį dažniausiai galima išjungti, nes į stiklo audinio įrenginiai jie nebijo užšalimo, nebijo įtempimų. Ir pavasarį vėl pradedant naudoti, galima jį vėl įjungti ir naudoti.